Vienas iš šių palaidos gali išvažiuoti gerokai praturtėjęs. Turtums jiems neš skraidantis drakonas, iš teikų mes trauksim pinigus ir automobilius, o magiški septynetai pritrauks jiems sėkmę. Tuo tarpu tarp studijos žaidėjų sėdi ir du penktojo būdo pretendentai. Jie šypsosi, mujuoja, taip atrodo, bando atrodyti ramus ir patenkinti, tačiau visi supranta, kad žaidimo pabaigoje jų laukia tikra batalija, tada paaiškės paskutinio būdo sostinėje šeimininkas. Tuo tarpu namų žaidėjų šį vakarą laukia ne tik milijonas aukso puodė, bet ir ketvirtadalis milijono litų smulkiais, vienas seifas bei puikus japoniškasis Mitsubishi Coltas. Tai tikrai nuostabus automobilis, nes Vilniuje, kur daug įvairiausių markių automobilių, jis traukia akį, verčia atsisukti, pažiūrėti su pavydu. Dar kartelį gali grįžti. Žmonės ateina žinodami ir aiškiai žinodami, kad atsidarys seifą. Galėjo tam būti 1000, galėjo būti 2000, šiandien jiems šiptojasi sėkmė ir laimėjo nuostabų Volkswagen Polo automobilį. Ką žino, gal tokia taktika pasiteisins ir jums, kai lygiai po 7 dienų čia atvažiuosit į Teleloto studiją ir pateksit į Teleloto banką. Dar kartelį sveikinu milijono laimėtoją, toks įvykis, kurio užtektų ko gero pusei metų. Ir tai dar ne viskas, nes čia Teleloto, ką žada tą ir duoda, o žadėjo mes ne tik milijoną, bet ir naują 60 kvadratų butą sostinėje Perkūnkiemio mikrorajone, ranka 4 investicijos statomuose namuose. Štai tie du laimingai, kurie atvažiavo čia į Teleloto išbandyti savo laimės ir sėkmės, jų numerius mes ištraukėm praėjusį sekmadienį. Šiaip paprastai turėtų būti 3, ne pirmą kartą taip atsitinka, kad vienas iš laimingųjų neatsiliepė. O tai reiškia, kad Fortuna smarkiai šypsosi studijos žaidėjams. Vieną pretendentą į Naujutėlaitį 5 būtą traukiam būtent iš jų. Ir tuo pretendentu tampa žaidėjas sekintis numerį 26. Genovaitė Užjūnienė, Genovaitė, tai vien sėkmė. Ir štai, pirmasis pretendentas į būtą Ramūnas Dumskis iš Kėdainių rajono. Labas vakaras, Ramūnai. Esat Balžius, aš taip supratau. Tai būte baldus visus pats pasidarysit nuo virtuvės iki miegamojo. Tai ką jau ten stengtis, profesionalas gesas, dabar reikia tik tai pasistengti ir tą būtą laimėti. Beje, kas jūs atlydėjo ir kas jūs palaiko? Dukro, žmona ir tėvukas. Ir iš šaunuolės galvos vos jaudinasi Ramūnas, tuo tarpu Regina Daujotienė iš Klaipėdos, kuri dirba gide ir moka bendrauti žmonėm, atrodo atsipalaidavusi ir patenkinta. Labas vakaras, kas jūs atlydėjo? Mane atlydėjo duktė Rasa. Aha, jinai taip šypsosi, lyg tai sakytų, mama, jei būtą laimėsi, tai man tas būtas. Ar taip jinai tą ir galvoja, nes aš jau taip gerai nepažįstu kaip jūs? Vargu, manau, kad bet kuriuo tai būtas liks šeimoje, nes yra dar sūnus. Ir jūs sūnų taiko, bet dukra, žiūrėkit, ašarą jau braukia, įsižydė. Ne, viskas gerai. Gerai, tai sėkmės jums dar kartelį. Gerai, o čia ta laimingoji Gina Užjūnienė iš... Kuris esat iš Kretingos? Ir su kuo atvyko? Sūnus ir anūkai. Sūnus ir anūkai mujuoja, o jūsų planas, gal jau gimė galvoju, gal ruošitės? Gyvensiu. Vaikai gyvena čia ir atvažiuoju. A, atvažiuosit, anūkų prižiūrės paskui liet, bet gal jums nuo to tik smagu. Gal išsisuksiu. Aš manau, įsivaizduot, kokie padūkė tie anūkai, jeigu tai dengėt prižiūrėt, nieko tokio, jau gyventi šalia, patikėkit manim, neįsisuksit. O dabar dėmesio, Eglė atneša raktelius ir jie bus ištraukiami tą tvarką, kokie buvo ištraukti jūsų laimingi numeriai. Ir žmonės pasiema, Prašau. savo sėkmę. Ir jau sėkmė. Dabar, kažkas iš jūsų jau laiko automobilį, kažkas piniginį prizau, kažkas ir būtą. Ir pradėsim nuo, ko gero, gal Gina nuo jūs, arčiausiai stovit. Ir eina, atsirakinsit, pažiūrėsim, ką jūs laimėjot. 3 dėžutės. Iškart pataikot, vidurinė, ten yra kamera. Visi nekantrausiu žinot, kągi jūs ištraukėt. Ir jūs ištraukėt būtą! Puiku, neįtikėtina! Gina, ko gero, kaip važiavo čia į studiją. Nesitikėjo, kad jau nori pažiūrėti. Nereikia. Nu taip, jūsų būtas, jūsų anūkai, kurias Ginai teks prižiūrėti. Ir kad iki galo patikti. O, jūs rakas, tai jūsų būtų gerai, jums būtų geras gyvenimo. Blizgantis taip pat patrauklus kaip ir būtas tas raktas. Sveikinu dar kartelį. Ko gero nuostabi istorija. Galėsit ją pasakoti iš kartos į kartą. Visą laiką kalbėjau, man nereikia mašinų niekas. O, būto! Tai būto laimėjot. Nu va yra, sveikinu dar kartelį, šaunuoliai. Sušūkit valio visi. Valio, valio. Gerai. Neįtikėtina, būna ir taip. Ramūnai, einam, pasidarysit jūs, kalbėjot, gal automobilis atiteks pačiam, prašau.
žino, kas ten toj dėžutė yra. Žmonės tarsi nujausdami iš karto teisingai atsidaro dėžutės. Į kamerą ten. Ir 5000 litų. Irgi nebloga dovana. Puikus prizas metų pradžiai. Sveikinu jūs. Ateina šeima. Tai reiškia, kad žmonėms tai yra geras, puikus didelis prizas. Linkim jums visiems puikaus gyvenimo ir gerų naujų metų. Sveikinam. Nuostabios dukrytės. Prašau. Regina, mes einam prie paskutinės likusios dėžutės ir tikrai jas įrakinčiau rakteliu ir visi nutokia, Regina nutokia ir ją atlydėję. Giminaičiai nutokia, kas tam voke, tačiau kol nepamatėm, sunku šokinėti džiaugsmo, o dabar jau galim. Volkswagen Polo. Vokiškas, kokybiškas, labai dailus automobilis, atbėga dukrytė ir mes su jumis Eglė teikia rakteliu. Sveikinu ir dukrytę. O ir patys jūs, sveikinu, bet turit dokumentus. Ir tai yra teises, atsiprašau. Taip, turiu. O vairuoti kažkokį automobilį? Taip, vairuoju. Ar dabar... Labai seną. Tai aš suprantu iš atsakymo, kad sėsit į šitą naujutėlaitį ir net sunusio negaus. Tikrai ne. Gerai, ačiū už nuoširdų atsakymą. Puikus prizas. Šaunuoliai, galite grįžti atgal. Štai, visus prizus išdalinau. Ne, dar ne visus mums liko labai maloniai pareiga įteikti dokumentus ir raktelius praėjusią sekmadienio teleloto automobilių laimėtojams, bei ištraukti dar vieną puikų japoniškai Mitsubishi Coltą jums. Ir štai dėmesio, čia tie žmonės, kurie yra gyvas.